Fiziniai asmenys dažniausiai pajamas iš mobilių mokėjimų gauna pastoviai ir tai yra traktuojama kaip individuali veikla. Dirbant be pažymėjimo gresia baudos ir vis tiek tektų susimokėti priklausančius mokesčius bei priskaičiuotus delspinigius. Informaciją apie šį pažymėjimą galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje. Jame pateiktas veiklų sąrašas, kuriomis galima verstis pagal individualios veiklos pažymėjimą arba verslo liudijimą. Svetainėje taip pat pateikiama visa informacija apie individualios veiklos pagal pažymėjimą ar pagal verslo liudijimą, registraciją, apskaitą bei mokesčius. Paprasčiausias būdas individualios veiklos pažymėjimui gauti yra užpildyti VMI svetainėje pateiktą formą ir įkelti ją į EDS sistemą. Asmenys dirbantis pagal individualios veiklos pažymėjimą moka gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo bei sveikatos draudimo įmokas. Tikslią informaciją, kokie yra mokesčiai ir nuo ko jie yra mokami, galite rasti VMI bei Sodros svetainėse. Finansų ministerija paskelbė, kad asmenims dirbantiems pagal individualios veiklos pažymėjimą bus mažinimas gyventojų pajamų mokestis.